Labutis, ką tu turi žinoti šiuo metu? Kas tau yra svarbu, kas aktualu, galbūt tau tai ir nesvarbu, bet kortos nori tau apie tai pasakyti. Nagi, pažiūrėk. Ką nori perduoti tau kortos? Apie ką kalbėsim? Taip, kalbėsim apie palaikymą, apie skolų grąžinimą, apie susitikimus, apie šiltumą, apie draugystę, ane? Na, pažiūrėkim, kas dar. Taip. Taip. Dabar labai yra aktualu štai namų šiluma, namų jaukumas, ane, svajonės, galbūt turėti nuosavą būstą, turėti santuoką, ane. Šita mintis gali būti labai netgi įkyri. Iš vienos pusės yra labai gerai, jeigu tu turi tikslą ir gali siekti jo, bet gali būti ir taip, kad šioj vietoj, ane, bus daug skandalų, daug pavydo iš šalies, ane, kad, pavyzdžiui, pas jūs namie viskas gerai. Kad jūs siekėt savo svajonių ir jas vykdot, ir pildot, ir darot, ir dirbat, ane? Iš šalies gali būti pavydo. Jeigu tai yra ne pavydas, tai gali būti, kad kažkas norės sukiršinti, norės pateikti neteisingą informaciją, ane, kažkur kitur, arba jau gausit kažkokią tą informaciją, kad kažkas užpavydėjo, kažkas apkalbėjo, kažkas gali nužiūrėti ir atsargiai. Ką norėsite įsileisti, ane, su kuo bendradarbiausit, su kuo kalbėsit, su kuo susitikinėsit, ane, vat kažkas gali toks trumpalaikis ateit, toks draugas, draugė ar kažkokie svečiai, taip, gali atvažiuoti ir užpavydėti, ane, mes jau kažkokią panašią temą turėjom, kad jūs labai gerai gyvenat, taip. Taigi, dar kartą sakau, atsargiai, per daug nepasakoti, per daug nerodyti, nepasakoti tolimesnių planų. Taip? Todėl, kad jum nėra viskas tai, kad lengvai gaunasi. Kiti gali pamatyti, kad jum viskas lengva, o iš tikrųjų yra labai sunku, dėl to reikia viską laikyti paslaptyje, todėl, kad dar laukia daug įvykių, laukia daug žygių, laukia labai daug įvairių tokio judėjimo,